Šiame filme pasakojami tikri įvykiai. Bus pateikta istorinių įvykių vaizdo medžiaga, kurioje yra žiaurių scenų. Rekomenduojame į tai atsižvelgti. Prezidento Džono Kenedžio žmogžudystę gaubia paslaptys ir melas. Jei tikėtume liudininkų parodymais, kad aikštėje būta 2 šaulių, tai reiškia, kad tai buvo arba sąmokslas, arba labiausiai neįtikėtinas sutapimas pasaulyje. Šiandien, po žmogžudystės praėjus 46 metams atsirado informatorius galintis demaskuoti tamsiausią mafijos paslaptį. Jei kalbėsim apie žmogžudystės, šioje srityje jis buvo tikras genijus. Jis galėjo suorganizuoti bet kieno žmogžudystę. Jei tai tiesa, pagalvokite, ką tai reiškia. Mafija nužudė mūsų prezidentą. Ir išsisuko. Kenedžio žmogžudystė. Kas nužudė Kenedį? 1985-ieji. Teksarkanos federalinis kalėjimas. Čia užsimezga netikėta draugystė tarp banko plėšiko ir vieno mafijos šulo, liūdnai pagarsėjusio Luizianos mafijos boso Carloso Marcelo. Nežinau, kodėl jis man visą tai papasakojo. Žinau vieną, mudu puikiai sutarėme. Aš jį mėgau, tačiau kartu ir niekinau. Būdavo akimirkų, kai pagalvodavau, kad jeigu nežinočiau, ką jis yra padaręs, su juo būtų gera leisti laiką ir įdomu pasikalbėti. Banko plėšikas tapo FTB informatoriumi. Netrukus krikštatėvis atskleidė jam pritrenkiančią paslaptį. Buvau šokiruotas. Mane apėmė siaubas. Jei tai tiesa, ši išpažintis gali pagaliau atskleisti šios tautos gėdingiausią ir ilgiausiai dangstytą žmogžudystės paslaptį. Regis kažkas atsitiko mašinų kortežui. Mes nematome, į ką buvo šauta, tačiau kažkas ten įvyko. Kažkas labai bloga. Ką tik sulaukėme pranešimo iš parko teritorijos. Šūviu į galvą sužeistas prezidentas. Ką tik nužudytas prezidentas Kenedis. Jau oficialiai patvirtinta, kad prezidentas negyvas. Beveik pusę šimtmečio šis klausimas yra karštų debatų objektas. Ar tikrai Lee Harvis Osvaldas veikė vienas? Ar tai jūs nušovėte prezidentą? Ne, aš tiesiog atpirkimo ožys. Neginčiami liudininkų parodymai liudija, kad šūviai sklido iš skirtingų aikštės pusių. Manau, kad daugybė žmonių tik ir aptarinėja vieną kulką. Kas ten įvyko? Žaliosios kalvos šaulys, dūmų kamuolys. Tačiau neieško atsakymo į daug sudėtingesnį klausimą. Jei šovė Osvaldas, ar tai buvo sąmokslas ir ar jis tai sugalvojo vienas? Tačiau jau kitą akimirką šios sumaišties kaltininkas nutildomas visiems laikams. Jį nušovė. Ką tik nušovė Lee Osvaldą. Čia yra vyras su pistoletu. Čia tikra panika. Kas toks buvo Džekas Rubis ir kodėl jam prireikė nužudyti Osvaldą? Džekas Rubis tikrai nebuvo skausmo apakintas liaudės didvyris. Ta galėjo išgyventi Žaklina Kennedy, nors tuo jis bandė visus įtikinti. Tačiau tai akivaizdi nesąmonė. Tauta ištikta šoko, o naujasis prezidentas Lindonas Johnsonas nesnaudžia. Mes išgyvename nepamatuojamą netektį. Man tai didžiulė asmeninė tragedija. Praėjus savaitei po Džono Kenedžio mirties, Johnsonas paskyrė šio žmogžudystės tyrimą atlikti aukščiausiojo teismo pirmininkui Earlui Warrenui. Warreno komisija iš esmės vykdė šaulio tyrimą. Žmogaus, kuris nuspaudė gaiduką. Paskutinėse išvadose Warreno komisija nustatė, kad Dealey Plazoje buvo šauta 3 kartus. Visi šūviai paleisti iš aikštės galo. Šovusysis Lee Harvis Osvaldas veikė vienas. Spauda tuo metu iš esmės sutiko su komisijos išvadomis, tačiau dauguma žmonių tuo nepatikėjo. Komisija buvo spaudžiama traktuoti šiuos įvykius kaip atskirą nenormalų veiksmą, nesusijusi nei su tarptautiniais reikalais, nei su organizuotu nusikalstamumu. Vos prasidėjus tyrimui buvo nuspręsta įrodyti amerikiečiams, neišsiaiškinti tiesą, bet įrodyti, kad tai ne rusų darbas.
O tai reiškia, kad trečiojo pasaulinio karo pavojaus nėra. Daugelis mano, kad Džono Kenedžio žmogžudystės idėja gimė čia, 90 mylių nuo Floridos esančioje saloje. Šeštajame dešimtmetyje Kubos diktatorius Batista leidžia Amerikos mafijozams Havaną paversti Karibų Las Vegasu. Šis bendradarbiavimas neša pasakiškus turtus. Tačiau viskas žlunga 59-aisiais, kai Fidelio Castro vadovaujama revoliucionierių armija nuverčia vyriausybę. Iš salos bėga tūkstančiai kubiečių. Mafija išmetama iš savo kazino. Castro į pagalbą kviečia savo sąjungininkus komunistus, Tarybų sąjungą. Amerikos laukia šaltasis karas. Aš, Džonas Fitzgeraldas Kennedys, iškilmingai prisiekiu ištikimai vykdyti Jungtinių valstijų prezidento pareigas. 61-aisiais naujojo Amerikos prezidento laukia Kubos krizės klausimas. Bendradarbiaudamas su savo broliu Bobiu, naujojų generaliniu prokuroru, Kennedys imasi Castro. Jis uždega žalią šviesą CŽV finansuotai slaptai atakai prieš Kubą, turėjusiai įvykti Kiaulių įlankoje. Tačiau CŽV parengė kitą, Kenedžiams nežinomą planą. Dokumentai rodo, kad 60-ųjų vasarą CŽV bendradarbiavo su mafija, kartu kurdama sąmokslą nužudyti Fidelį Castrą ir slėpė tai nuo Kenedžių. Mafija, netekusi visų savo kazino ir lošimo operacijų, būtų mielai grįžusi į Kubą ir vėl rinkusi didžiulius pelnus. CŽV dažnai sudaro sandorius su atskirais abejotinos reputacijos partneriais. Tokia praktika labai sena, tad kodėl reikia stebėtis, kad jis susimokė su mafija nužudyti Castro? Kad ir kaip Kenedžiai trokšta nuversti Castro, jie griežtai nepritarė, kad CŽV veiktų mafijos rankomis. Dėl svarių priežasčių. Šiandien daugeliui sunku įsivaizduoti, kokia galinga mafija buvo Amerikoje 6-ame ir 7-ame dešimtmetyje. Jie buvo žiaurūs, agresyvūs, jie papirkinėjo valstybės pareigūnus. Kiekvienoje didesnėje Jungtinių valstijų bendruomenėje egzistuoja organizuotas nusikalstamumas ir kasmet jis vis labiau auga. Ten, kur dirba korumpuoti valstybės pareigūnai, o tokių yra kiekvienoje didesnėje bendruomenėje, jį reikia rauti su šaknimis. 6-ojo dešimtmečio pabaigoje broliai Kenedžiai pradeda precedento neturinti Amerikos mafijos puolimą. Mes kvepavom jiems į nugaras. Kasdien kam nors pateikdavom kaltinimus. Jie siuto nuo mūsų daromo spaudimo. Tai buvo puolimas plačių frontų, o konkrečiai jie nusitaikė į 3 mafijos šeimas. Bobio Kenedžio akiratyje atsidūrė Semas Giancana, Čikago sindikato krikštatėvis, Johnny's Rossellis, Giancano žmogus Vegase ir Holivude. Floridos valstijoje Tampoje bosas Santo Traficante jaunesnysis palaiko glaudžius ryšius su Kuba ir artimai bendradarbiauja su Luizianos karaliuku Carlosu Marcelo. Kenedžius ypač domino Carlosas Marcelo, nes jis nebuvo Amerikos pilietis. Jis gimė Tunise, siciliečių šeimoje, paskui buvo atvežtas į Ameriką. 61-aisiais negalėdamas pateikti Marcelui jokių kaltinimų, Bobis Kenedis spaudžia imigracinės tarnybas deportuoti jį į Gvatemalą, šalį, kurią Marcelas nurodė kaip tariamą savo tėvynę. Jie surakino jį antrankiais ir įsodino į lėktuvą, o Carlosas Marcelas buvo labai išdidus žmogus. Tai, kad kažkas drįso prie jų prisiliesti, buvo neregėtas įžeidimas. Marcelas įtūžo. Jis buvo galingiausias Amerikos krikštatėvis. Jis visą laiką keikė Bobby Kennedy ir dėl visko kaltino jį. Tam prireikė kelių savaičių, tačiau pasak vieno Amerikos pasieniečio, Carlosas Marcelas įkalbėjo Davidą Ferry, savo kompanioną ir pilotą, paslapčia nuskraidinti jį atgal į valstijas. Kol Kenedžiai stengėsi įspeisti Marcelą ir kitus mafijos šulus į kampą, pasak daugybę metų nusikaltimą tyrusio rašytojo Lamaro Valdrono, krikštatoviai rado būdų, kaip kuo žiauriausiai atkeršyti Kenedžiams. Norėdami laimėti Kenedžių paskelbtą karą, jie turėjo nužudyti Johną Kennedy, kitaip būtų pašalinti iš verslo.
61-aisiais įsibėgėja ką tik išrinkto prezidento Johno Kennedyo ir naujo generalinio prokuroro Bobio Kennedyo kryžiaus žygis prieš mafiją. Tačiau broliai nė nenutuokia, kad CŽV palaiko neteisėtus ryšius su tos pačios mafijos bosais, kurios Kennedžiai siekia pasodinti už grotų. Johnui Kennedžiui nieko neįtariant, CŽV toliau bendradarbiavo su trafikante Roseliu ir Semu Giancana, kurdami sąmokslą nužudyti Fidelį Castro. Tačiau šis bendras CŽV ir mafijos projektas nepavyko. 70-ojo dešimtmečio pradžioje Amerikos žvalgyba ir mafija rezgė sąmokslą nužudyti valstybės vadovą Fidelį Castro. 17 kartų jie mėgino tai padaryti ir 17 kartų susimovė. Jie turėtų degti iš gėdos, nes juk jie buvo kuo tikriausia nevykėlių žmogžudžių šutvė. Dideliam Kennedžių nusivylimui įsiveržimas į Kubos kiaulių įlanką taip pat baigėsi nesėkme. Kiaulių įlankos operacija žlugo efektingai, nes tai buvo vieša paslaptis. Ją žinojo daugybė žmonių Vašingtone. Ji tapo taip plačiai žinoma, kad galų gale apie ją sužinojo pats Fidelis Castro. Daugelis dalyvavusių šioje operacijoje su karteliu kaltina Johną Kennedy, kad šis neliepė Amerikos karinėms pajėgoms padėti Kubos tremtiniams. Nepavykus invazijai į Kubą, Amerikoje prasideda šaltasis karas. Dar po metų Amerikos lėktuvai šnipai patvirtina tai, ko Kennedžiai bijojo labiausiai. Kuboje įrengtos branduolinio užtaiso raketų aikštelės. Šių bazių tikslas yra vienas – sudaryti sąlygas pulti vakarų pusrutulį. Nors kalbėdamas viešai, Johnas Kennedys stengiasi mažinti įtampą dėl branduolinių raketų paleidimo aikštelių, tačiau ir jis ir Bobis suvokė, kad Kubos branduolinė krizė toli gražu nesibaigia. Buvo siekiama susitarti, kad Kubos branduolinių raketų krizę išspręsti į Kubą bus įleisti Jungtinių tautų masinio naikinimo ginklų inspektoriai. Tačiau Castro nesutiko, todėl Johnas Kennedys negalėjo būti tikras, kad sovietų branduolinių raketų Kuboje nėra. Kennedžiams reikia naujo plano susidoroti su Castro. Rašytojai Lamaras Waldronas ir Thomas Hartmanas mano, kad 63-ųjų pavasarį Kubos tremtinių vadas ir Kennedžių draugas Enrique Ruizas Williamsas jiems tokį pasiūlė. Šis planas buvo griežtai laikomas paslaptyje, nes jis buvo susijęs su trečiuoju Kubos asmeniu, Kubos armijos vadu Juanu Almeida. Vadas Almeida pasakė: aš apsiėmu organizuoti perversmą, aš pašalinsiu Castro. Tačiau negalime leisti, kad pasikartotų kiaulių įlankos istorija. Man reikia žinoti, kad sulauksiu jų paramos. Šis sąmokslas nužudyti Castro skyrėsi nuo ankstesnių CŽV planų tuo, kad tai buvo ne CŽV sąmokslas. Jį organizavo trečias svarbiausias Kubos vyriausybės asmuo, pasiūlydamas Kennedžio administracijai veikti išvien ir taikiu būdu perimti valdžią Kuboje, pašalinant Fidelį Castro. Populiaraus Kubos generolo vadovaujamas karinis perversmas galėjo tapti sėkmingiausiu Kennedžio bandymu atsikratyti pašonėje įsikūrusių sovietų grėsmės. Tačiau demaskavus šį planą, šios dvi supervalstybės vėl atsidurtų ant atominio karo slenksčio. Lamaras Waldronas ir kiti mano, kad nepaisydami rizikos Kennedžiai palaimino Almeidos karinio perversmo planą. CŽV dokumentai rodo, kad operacija kodiniu pavadinimu Anwald numatyta 63 sausio 1. Waldronas mano, kad Kennedžiams nežinant, CŽV agentai Bernardas Barkeris ir Davidas Moralesas nutekino informaciją apie šio ypač slapto Kennedžių sąmokslo planus savo draugams mafijozams. Bernardas Barkeris ilgą laiką sekė Santo trafikantę. Davidas Moralesas, vadovavęs operacijoms didžiulėje CŽV Majamio būstinėje, labai suartėjo su Johnnu Roseliu, kurdamas sąmokslo planus prieš Castro. Disponuodama šiomis žiniomis, tvirtina Waldronas, mafija, kurios egzistavimui Kennedžiai kėlė tiesioginį pavojų, sugalvojo planą, kaip pašalinti prezidentą ir likti nesučiuptiems. Jie planuoja nužudyti Johną Kennedy taip, kad jo žmogžudystės būtų neįmanoma atskleisti, neatskleidžiant karinio perversmo sąmokslo ir neišprovokuojant trečiojo pasaulinio karo.
Jeigu jie galės savo planą infiltruoti į Castro nužudimo planą ir jo metu nužudyti Johną Kennedy, tai reiškia, kad visas saugumo aparatas stengsis apsaugoti mus nuo Trečiojo pasaulinio karo, kad visa nacionalinio saugumo infrastruktūra dangstys šį įvykį daugelį metų, dešimtmečių, o gal net ištisus amžius. Pagal šią teoriją, 63-ųjų vasarą keli įtakingiausi Amerikos mafijos bosai planuoja iki šiol neregėtą išpuolį. Manoma, kad 63-ųjų lapkritį Kennedy'ams buvo likusios vos kelios dienos iki jų slaptojo plano nužudyti Fidelį Castro įvykdymo. Tačiau rašytojas Lamaras Waldronas tvirtina, kad nusikalstami elementai CŽV struktūrose atskleidė šį ypač slaptą planą mafijos bosams Santui Traficantei ir Johnny Rosselliui. Mafija sugebėjo infiltruoti savo suktą planą pasinaudodama savo ryšiais su CŽV, kuriuos jį užmezgė dar 60-aisiais, kai Kennedys nebuvo išrinktas. O štai, pažvelgę į 63-uosius, matome Johnny Rosselli toliau dirbantį su CŽV, Kennedy'ams to nežinant. Kadangi Bobis Kennedys darėsi vis pavojingesnis, manoma, kad mafijos bosai sugalvojo suktą būdą, kaip sustabdyti jų tikrąjį priešą. Ne Fidelį Castro, o Jungtinių valstijų generalinį prokurorą. Karlosas Marcelas labai vaizdžiai paaiškino, esą jeigu savo šuniui nukirsi uodegą, jis turėjo omeny Bobby Kennedy, galva Johnas Kennedys atsisuks ir tau įkas. Tačiau jeigu nukirsi šuniui galvą, tai yra nužudysi Johną Kennedy, uodega savaime liausis visgėjusi. Mafija sukūrė planą nužudyti Johną Kennedy ir jų pirmas bandymas įvyko ne Dallase, tai turėjo įvykti Čikagoje. Slaptosios tarnybos agentas Abrahamas Boldenas buvo vienas iš 13 Čikagos agentų, kuriems buvo pavesta parengti 63 lapkričio 2 dieną numatytą prezidento vizitą. Maždaug spalio pabaigoje pasigirdo pirmi gandai apie žmogžudžių būrį atvykusi paskui jį iš Majamio. Prezidento atvykimo į Čikagą išvakarėse Majamio slaptosios tarnybos ėmėsi skubių priemonių. Jungtinių valstijų slaptai tarnybai paskambino viena ponia. Ji pasakė esanti šeimininkė pastato, kuriame apsistoja 2 kubiečiai. Ji užėjusi į jų butą kažko sutvarkyti ir pamačiusi 4 šautuvus. Kambaryje taip pat buvo laikraštis, kuriame, kaip ji manė, buvo pažymėtas prezidento Johno Kennedyo maršrutas. Slaptosios tarnybos ėmė sekti šią grupę. Sekdamas juos, vienas agentų prisertino prie įtariamųjų per arti. Įtariamasis išgirdo jo radijo ryšį. Ta pačią akimirką jie susidėjo savo daiktus ir paspruko. Boldeno baimė dar labiau sustiprėjo, kai Čikagoje staiga pasirodė kitas įtariamasis, buvęs jūrų pėstininkas palaikęs ryšį su prieš Castro nusiteikusiais kubiečiais kariškiais. Taigi buvo nuspręsta, kad Čikagos policija suras pretekstą jį sulaikyti, kad mes galėtume apieškoti jo automobilį. 2 valandos prieš pasirodant Johno Kennedyo kortežui Čikagos policija sustabdė Thomasą Arthurą Veley. Jo automobilio bagažinėje policija rado šautuvą ir 3000 šovinių. Dar didesnį nerimą kėlė tai, kad Veley dirba spaustuvėje, kurios langai žvelgia į prezidento kortežo maršrutą. Suėmus Veley, išaiškėjo keli įdomus panašumai su Lee Harvey Oswaldu. Abu buvę jūrų pėstininkai. Ir Veley ir Oswaldas tuo pačiu metu susirado darbus greta Kennedyo kortežo maršruto. 8:45 žmonės gatvėje nekantriai laukė prezidento kortežo, tačiau Johno Kennedyo sekretorius netikėtai paskelbė, kad prezidento kelionė atšaukta. Mafija neturėjo 3 skirtingų planų nužudyti Johną Kennedy. Jie turėjo jį vieną ir pamėgino jį gyvendinti 3 skirtingose vietose. Antrą kartą jie pamėgino likus 4 dienoms iki Dallaso, Tampoje, Floridos valstijoje.
Praėjus 2 savaitėm po nutrauktos kelionės Čikagoje, Johnas Kennedys turi važiuoti pro mafijos krikštatėvio Santo trafikantės valdas. Ta diena Kennedys turėjo vykti į ilgiausią kelionę po Ameriką per visą savo prezidentinį laikotarpį. Policijos vadas, su kuriuo man teko kalbėti, sakė, kad jie patarė slaptai tarnybai pasiūlyti Kennedžiui šios kelionės atsisakyti, atšaukti ją, nes nebuvo kaip įsaugoti. Tačiau Waldronas ir kiti mano, kad Kennedys negalėjo atšaukti kelionės dėl labai rimtos priežasties. Pasak jų, tą vakarą Kennedys turėjo sakyti kalbą, kurios jis žinojo Kuboje klausysis vadas Almeida. Toje kalboje turėjo nuskambėti 2 CŽV kruopščiai kurtos eilutės, kurios turėjusios padrąsinti vadą Almeidą Kuboje. Tegul ne vienas kubietis nesijaučia patekęs į priklausomybės nuo sulaužytų užsienio komunistų pažadų ir likusio pusrutulio priešiškumo spąstus. Taigi Kennedys nusprendžia nepaisyti Tampos policijos perspėjimo ir tęsti savo kelionę, žinodamas, kad bet kuriuo metu gali būti nušautas. Šiandien mes žinome, kad Santo trafikantė sužinojo, kad policija žino apie planuojamą sąmokslą, todėl pasikėsinimą atšaukė. Tačiau kiti neįžvelgia čia jokio sąmokslo. Tegul jie ieško kokių tik nori panašumų, kur įtariamasis, kaip ir Osvaldas, buvo jūrų pėstininkas, kai buvo Tampos ir Čikagos atveju, bet viskas to ir baigėsi, nes tai tik asociacijos. Slaptosios tarnybos gavo daugiau kaip 1300 galimų grasinimų pasikėsinti prezidento gyvybę. Pamėginkite rasti ryšį tarp Osvaldo ir kitų pasikėsinimų ir pamatysite, kad jokio ryšio nėra. Šiandien prezidentas Kennedys su žmona išskrido į Teksasą politiniais arba nepolitiniais reikalais. Tačiau kai kurie sąmokslo teorijos šalininkai tiki, kad vienas iš sąmokslo autorių Carlosas Marcelas. Nors tuo metu jis už 500 mylių sėdėjo Orleano teismo salėje, vadovavo visiems Dalaso įvykiams. Jei mafija norėtų pašalinti Kennedy, kaip jie tai darytų? Jie galėtų pasiųsti juodais marškiniais ir baltų kaklaraiščių ryšinti vyruką su automatu. Tuomet visi žinotų, kad tai mafijos darbas. Tačiau šioje situacijoje jie pasielgė kitaip. Jie rado į mafijozą visai nepanašų žmogų ir visi juo patikėjo. Praėjus 12 metų po to, kai kontroversiškoji Voreno komisija nustatė, kad prezidento žmogžudystės metu Osvaldas veikė vienas, Kongresas inicijavo naują Johno Kennedžio žmogžudystės tyrimą. Girdėjau ponę Kennedy sakant, jie nužudė mano vyrą, jos smegenys buvo ant mano rankų. 79-aisiais atstovų rūmai išrenka šio žmogžudystės tyrimo komitetą, kuriam vadovauja senas mafijos bylų prokuroras Robertas Blake'is. Ši komisija prieina prie visai kitokių išvadų. Aš mėginu spręsti, kas tuomet atsitiko ir mano sprendimas toks. Jo žmogžudystė buvo sąmokslo padarinys. Šio sąmokslo braižas ir aplinkybės būdingi organizuotam nusikalstamumui. Tyrimo metu Blake'is randa kalnus naujų įkalčių, įskaitant 100 valandų įslaptintų FTB pasiklausimų mafijos krikštatėvių pokalbių įrašų. Mes turime stebėjimo medžiagą iš visos šalies, pradėta rinkti 11 mėnesių prieš žmogžudystę. Yra labai įdomus pokalbio Filadelfijoje su tuometinė šeimos galva įrašas, kuris sako, turim užversti Kennedžius. Pirmą didįjį, paskui mažąjį. Jie kalbėjo apie prezidento ir Roberto Kennedžio nužudymą. Staiga man paaiškėjo, kad jie tikrai turėjo tą motyvą. Tačiau FTB neturi įrašų apie vieną galingiausių nusikalstamo pasaulio vadų. Jie neturėjo Carloso Marcelo stebėjimo medžiagos, o ji būtų suteikusi man informacijos, kad tai jo darbas, arba kad tai ne jo darbas. 77-aisiais komitetas imasi mafijos pats ir iškviečia krikštatėvius duoti parodymą. Pone, aš pasinaudosiu 5-ąją pataisą. Įtartina tai, kad 2 iš jų negali pasirodyti teisme. Prieš metus Majamio kanale rastas plūduriuojantis apiręs Džonio Roselio kūnas. Kitas kadaise garsus Čikagos sindikato bosas Semas Džankana taip pat miręs. Nušautas 7 šūviais savo paties virtuvėje.
Karloso Marcelo kabinete buvo toks užrašas. 3 gali išlaikyti paslaptį, jeigu 2 iš jų negyvi. Regis jis su savo partneriu, santo trafikante, įgyvendino šią sentenciją. Trūkstant pinigų ir laiko, bei nesulaukiant reikiamos paramos iš CŽV ir FTB, 79-aisiais kongresas sustabdė komiteto tyrimą. Metai bėga ir galimybių perprasti Johno Kennedyo nužudimo sąmokslą lieka vis mažiau. Ir staiga iš federalinio kalėjimo pasigirsta pritrenkiantis prisipažinimas. 85-aisiais FTB skyriaus vadovas Tomas Kimelis, kurio specializacija organizuotas nusikalstamumas, pasiunčiamas vadovauti Teksaso padaliniui. Kalėjimas, kuriame kalėjo Karlosas Marcelo, priklausė mano teritorijai. Taigi man pasirodė verta pamėginti sužinoti, ar Karlosas Marcelo vis dar valdo Naujojo Orleano Cosa Nostra. Teksarkanos kalėjime Kimelis pradeda slaptą Marcelo kriminalinės veiklos tyrimą. Pradėjome šį tyrimą neturėdami jokių minčių apie Johno Kennedyo nužudymą. Žinoma, pradėdamas tokius tyrimus niekada nežinai, kur jie nuves. Operacijos sėkmė priklauso nuo patikimo informatoriaus. Šis žmogus slėpė savo tapatybę ir paslaptį 22 metus iki šios dienos. Į Teksaso pataisos namus patekau už banko apiplėšimą. Gavau 8 metus. Atvykęs į kalėjimą neįsivaizdavau, kaip turėtų atrodyti mafijozas. Jis vilkėjo puikų rankų darbo kostiumą, avėjo Gucci batais. Tai buvo ne kalėjimo drabužiai. Jo plaukai buvo baltutėliai, visiškai žili. Eina mėnesiai, Jackas Van Lanningamas ir Karlosas Marcelas, seniausi Teksarkanos kaliniai, tampa draugais. Ši draugystė krinta į akis kalėjimo personalui ir Jackas netrukus pakviečiamas į slaptą susitikimą su FTB agentu. Jis man sako, Jackai, esu įgaliotas pateikti tau pasiūlymą. Gauk mums reikiamos informacijos ir būsi laisvas. Aš jo paklausiau, ar galiu rinktis, o jis man atsako, ne, negali, rinktis negali. Džeko žodžiais FTB suorganizavo, kad jis būtų paskirtas į Marcelo kamerą. Be to jam nurodoma iš kalėjimo parduotuvės nusipirkti radijo aparatą. Aš sakau, Marcelai, tikiuosi neprieštarausi, jeigu aš nusipirksiu radiją. Man patinka klausytis muzikos, kiek žinau tau taip pat. Pastačiau jį ant jos spintelės. Kiaurą parą naudojantis to radiju Dallase buvo daromi pasiklausimų įrašai. Padaryta 100 valandų įrašų iš Marcelo kameros. Tačiau daugelio pokalbių įrašų nėra. Jie vyksta atviroje erdvėje kalėjimo kieme. Kartą mes sėdime ir šnekučiuojamės. Ir staiga jis sako man, tas kiaulė išmetė mane iš Jungtinių valstijų į Gvatemalą. Ne ant prezidento jis pyko. Jis pyko ant jo brolio. Tačiau jis žinojo, kad pašalinus prezidentą, su generaliniu prokuroru susidoroti bus vieni niekai. Šiuose reikaluose Marcelas buvo nekvailas. Planuodamas žmogžudystes, nusikaltimus ir kitokius purvinus darbelius, jis buvo genijus. Taigi sėdimės ten, o jis man sako, noriu tau kai ką pasakyti. Tai aš pasirūpinau, kad tą niekšelį nudėtų. Ir nesigailiu. Jis buvo dyglys bate. Cituoju. Marcelas suprato, ką pasakęs. Ir nukreipė kalbą kitur. Aš buvau šokiruotas. Mane apėmė siaubas. Supratau, kad man jau gana, kad nebegaliu to ilgiau toleruoti.
Pasitaikius progai, Džekas nerizikuodamas perduoda informaciją FTB pareigūnui. Aš jam tiksliai pasakiau, ką girdėjau. Jis sako, ar žinai, kad tave tikrins poligrafu? Aš atsakiau, puiku. Pasakiau, žinot, jūs mane įtraukėte reikalus, dėl kurių aš kiekvieną minutę turiu drebėti dėl savo gyvybės. Našta darosi vis sunkesnė, nes jis sužino vis daugiau apie tai, kaip mafija nužudė Johną Kennedy. 85-aisiais FTB informatoriui Džekui Van Laningemui Naujojo Orleano krikštatėvis Karlosas Marcelas prisipažįsta dėl siaubingo nusikaltimo. Jis prisipažino man. Tai aš pasirūpinau, kad tą niekšelį nudėtų. Jis buvo dyglys bate. Cituoju. Ir jis nejuokavo. Jis labai retai prasitardavo apie ką nors nusikalstamą. Tačiau tąkart jis prasitarė nepagalvojęs. Mačiau tai iš to, kaip jis į mane pažiūrėjo. Slenka mėnesiai. Džekas Van Laningemas laukia, kada FTB jį paleis. Ir kaip jis tvirtina, Marcelas papasakojo jam apie šią žmogžudystę daugiau. Jis man sakė, kad šaulys buvo jo žmogus. Kad jis nekartą lankėsi pas jį Naujajame Orleane. Aš paklausiau, apie ką tu čia, Karlosai? Jis sako, juk žinai apie vaikiną, kuris nušovė Kennedy. Ta iš knygų sandėlio. Jis buvo mano žmogus. Jis besąlygiškai pakluso man. Vykdė, ką liepdavau. Tada jis sako, mes tikėjomės, kad farai, pamatę jį tame sandėlyje, nukeps. Tačiau taip neatsitiko. Visa tai užfiksuota įrašuose. Rubis, jo žmogus Teksase. Jis vadovauja organizacijai ten. Rubis graibo grietinėlę nuo Marcelo gėrybių. Turėtų jaustis jam skolingas, labai skolingas. Marcelas galėjo įsakyti jį nužudyti, bet to nepadarė, nes buvo suplanavęs pasinaudoti juo. 63 lapkričio 22 rytą prezidentas ir pirmoji šalies dama atvyksta į Dalasą, kurių laukia per miestą vešiantis automobilių kortežas. Lee Osvaldas, 24, buvęs jūrų pėstininkas, ištikimas marksizmo ir Fidelio Castro pasekėjas, ateina į savo dieninę pamainą mokyklinių knygų sandėlyje virš Dealey Plaza. Manoma, kad jis paslapčia atsineša pigų paštu parsisiųstą šautuvą su taikikliu. Už 500 mylių Naujojo Orleano teismo rūmuose prokurorai Bobio Kennedžio įsakymų nesėkmingai stengiasi nuteisti Karlosą Marcelą už susimokymą pažeisti migracijos įstatymus. Tikriausiai mintys jų galvoje vijo viena kitą. Jis tikriausiai tikėjosi, kad šį kartą Dalase viskas pavyks pagal planą ir Čikagos bei Tampos problemos nepasikartos. Nors Warreno komisija nerado jokio ryšio tarp Osvaldo, Rubio ir Karloso Marcelo, vėliau vyriausybės paskirti tyrėjai padarė kitokias išvadas. Džekas Rubis atvyko į Dalasą iš Čikagos kaip smulkus reketininkas ir su nusikalstamu pasauliu susijęs žmogus. Jo striptizo bare dirbo moteris iš Karloso Marcelo brolio baro Naujajame Orleane. Taigi, dabar aš turiu organizuoto nusikalstamumo ryšį su Džeku Rubiu, žmogumi, kuris nušovė Osvaldą. O kaip Osvaldas? Ar galiu susijęti Osvaldą su nusikaltimu? Jeigu jis tikrai buvo įstringas Castro gerbėjas, komunistas, tyrėjai daro prielaidą, kad operaciją Osvaldą galėjo užverbuoti kubiečiai. Kubiečiai galėjo ateiti pas Osvaldą ir pamojuoti jam vadinamąją kitą vėliavą. Šie organizuotų struktūrų vyrukai galėjo prisidengti Castro vėliavą, įtraukti Osvaldą į sąmokslą ir Osvaldas žudytų dėl Castro, o ne dėl Marcelo. Tačiau norint Osvaldą į tai įtraukti, šis turėjo būti žinomas nusikalstamoms struktūroms. Mums žinoma, kad Osvaldas gimė ir užaugo Naujajame Orleane, viename žiauriausių jo rajonų.
Ir pasirodo jo dėdė Carloso Marcelo bukmekeris. Šioje 55-ųjų nuotraukoje matome Osvaldą su vienu iš artimiausių Carloso bendrų. Prieš tapdamas jūrų pėstininku Osvaldas priklausė civiliniam oro patruliui. Žmogus vadovavęs šiems jauniems vyrams buvo vardu Davidas Ferris. Pasirodo, Davidas Ferris dirbo privačiu detektyvu Carlosui Marcelui. Tuo metu, kai daugelis tyrėjų Kenedžio nužudimų kaltina Osvaldą ir tik jį, kiti vyriausybės paskirti ekspertai laiko šią Abrahamo Zapruderio vaizdo medžiagą įkalčių, liudijančių visai priešingą istoriją. Vėliau paaiškėjo, kad šis vaizdo įrašas tai svarbiausias mūsų turimas Kenedžio nužudimo aplinkybių dokumentas. Jame aiškiai matome, kaip į Kennedy pataiko kulka, jo rankos pakyla prie gerklės ir burnos, kūnas pasvyra priekin, tuomet pamatome žaizdą galvoje ir raudonus purslus, sprogus kaukolei. Pagal Warreno komisijos išvadą šūvis atskriejo iš už nugaros, iš Osvaldo šautuvo. Aš manau, kad šauliai buvo du. Vienas iš jų šovė iš kitos Teksaso mokyklos knygų sandėlio pastato vietos, kitas iš už statinių tvoros ant Žaliosios kalvos. Ir tai paaiškina, kodėl po smūgio prezidento kūnas loštelėjo atgal. Žmonės per daug dėmesio skiria Dealey Plaza įkalčiams. Jie svarsto, ar ten būtų antro šaulio, pirmo šaulio ar dar kažko. Net jeigu aš teisus, visi šūviai buvo paleisti prezidentui iš už nugaros ir prezidentą nužudė žmogus šovė iš Osvaldo šautuvo. Vis tiek reikia įrodyti, kad būtent Osvaldas yra tikrasis žudikas. Ir net jeigu jis yra žudikas, tai ar jis veikia savarankiškai ar kažkieno įsakymu. Šūvio popietę Osvaldas suimamas Dallaso kino teatre. Pažiūrėkim, ką jis darė po suėmimo. Pirmiausia ir svarbiausia, jis pareikalavo advokato. Jis paprašė Johno Apto. Johnas Aptas žymus komunistų advokatas. Osvaldas mano, kad jis veikia komunistų vardu. Jis laukia pasirodant Apto. Tačiau šis netvyksta. Osvaldas nesulaukė jokio palaikymo iš komunistų. Tačiau jis nekvailys. Netrukus jis supranta, kad jo pasinaudojo. Jiems reikia pašalinti Osvaldą, kol jis neprašneko. Buvęs kongreso tyrėjas Robertas Blake'is mano, kad mafijai buvo būtina rasti kažką, kas galėtų prisertinti prie Osvaldo. Tam tiko Džekas Rubis. Džekas Rubis turėjo policijoje daug ryšių. Jie visi jį pažinojo, bet to nuovada nebuvo izoliuota. Daugybė žmonių galėjo įeiti ir išeiti, įskaitant ir Džeką Rubį. Ta naktį po žmogžudystės jie rado jį jos sesers bute. Ji sako, kad jis keletą kartų kalbėjo telefonu. Vienu metu jis nuėjo į vonią ir išsirėmė. Kodėl? Kennedys jam mažiausiai rūpėjo. Veikiausiai kažkas jam paskambino. Džekai, turi kai ką padaryti. Ir jis suprato, jeigu aš to nepadarysiu, aš miręs. Nepraėjus nie 48 valandoms po Kenedžio nužudimo, Džekas Rubis tiesiu šūviu patiesė Lee Harvey Osvaldą. Tačiau kai kam Rubis, kaip ir Osvaldas, niekaip neatrodo susijęs su mafijos sąmokslu. Jis laikomas paprasčiausių vienišų nusikaltelių. Aš manau, kad Džekas Rubis buvo įsitikinęs, kad elgėsi teisingai, pagal žiaurias savo pasaulio taisyklės. Tas vyrukas nušovė prezidentą ir nusipelno mirti. Jau po visko tempiama šalinis rėkė. Tai aš, Džekas Rubis, jūs mane pažįstate. Vėliau jis pasako vienam policininkui, aš padariau tai už jūs, nes jūs negalėjot. Manau, kad Džekas buvo įsitikinęs, jog jį paleis kaip didvyrį. Jis neįvertino savo poelgio žalos. Jis sunaikino bylą visiems laikams, atėmė bet kokią galimybę išgauti iš Osvaldo atsakymus ir daugelį žmonių privertė patikėti, kad tai sąmokslas. 64-aisiais Warreno komisijos tyrėjo apklausiamas kalėjime, Rubis maldauja grąžinti jį į Vašingtono valstiją, kuris bus saugus ir galės papasakoti, kas iš tiesų atsitiko. Tačiau jo prašymas atmetamas, o po 3 metų Rubis miršta nuo vėžio. Maždaug prieš 5 minutės Dallaso policijos skyrius informavo visus savo pareigūnus, kad prezidentas mirė.
Aš netekau žado, negalėjau to patikėti. Mes grįžom namo ir 48 valandas, kaip ir visa Amerika, nesitraukėme nuo televizoriaus. Širdį drasko mintis apie Baltuosiuose rūmuose likusius jo vaikus. Gedėjo visa tauta. Su šiuo įvykiu ši šalis prarado savo nekaltumą. Kol tauta sukrėsta, Tampos viešbutyje, kur vos prieš 4 dienas kalbėjo pats prezidentas, krikštatėvis Santa Trafikante, kaip teigia šaltiniai, pakėlė ne vieną tostą už Kenedžio mirtį. Lamaras Waldronas mano, kad Trafikante, Johnny's Rosselis ir Carlosas Marcelo įvykdė patį įžūliausią mafijos išpuolį istorijoje. Dabar jau žinome, kad Bobis Kennedys pats asmeniškai įvykdė Johno Kennedžio nužudimo tyrimą, slaptai, ne kaip Jungtinių valstijų generalinis prokuroras, ir padarė išvadą, kad dėl jo brolio mirties kaltas Carlosas Marcelo. Mafijos bosai žinojo, kad jeigu jiems pavyks Kennedžio žmogžudystę įvelti ypač slaptą karinio perversmo planą, taip užkirs kelią išsamiam prezidento nužudimo tyrimui. Jie žinojo, kad šis ypač slaptas ir pavojingas valdžios sąmokslas vienintelė mafijos priemonė priversti Bobby Kennedy nuslėpti daugybę informacijos, nes šis tai darė siekdamas išvengti Trečiojo pasaulinio karo. Tai vyko iškart po Kubos karinių raketų krizės. Chruščiovas nuolat kartojo, pamėginkite pakenkti Kastrui arba Kubai ir mes paleisime į jūs branduolinės raketas. Dar ir šiandien daugelis negali atsistebėti, kiek daug vyriausybės meluota ir dangstyta dėl šio žmogžudystės. Kai slaptosios tarnybos agentas Abrahamas Boldenas mėgino papasakoti Voreno komisiją apie grasinimus Johnui Kennedžiui Čikagoje, buvo apšauktas išdaviku ir netrukus jo paties agentūra jį nutildė. Įsisegęs šį slaptosios tarnybos ženklelę, aš prisiekiau paaukoti savo gyvenimą prezidentui Kennedžiui. Šventai tuo tikėjau. Ir šiandien aš vis dar jaučiu pareigą tęsti šią kovą, kol tikrieji žudikai galop stos prieš teismą. 86-aisiais FTB informatorius Jackas Van Lamingamas atsisveikino su savo kameros draugu Carlosu Marcelo. Mane paleido ir jis atėjo atsisveikinti. Norit tikėkit, norit ne, bet mane išlydint jo akise sužvilgo ašaros. O aš džiaugiausi, kad išeinu. Pasak Van Laningemo, prireikė daugiau nei 3 metų, kol FTB patikrino jį poligrafu ir patvirtino jį girdėjus Marcelo prisipažinimą įvykdžius Johno Kennedžio žmogžudystę. FTB laiko įslaptinusi 100 valandų Marcelo pasiklausimo įrašų, kurie nepaviešinti iki šiol, nors keliose jų minimas ir Jackas Rubis. Ar aš tikiu, kad FTB informatorius iš tiesų girdėjo Carlos apie tai kalbant? Tikriausiai taip. Ar aš esu tuo tikras? Ne. Ir vis dėlto Jackas Van Laningemas mano, kad FTB turėjo nuveikti šitą daugiau. Šis vyrukas prisipažino nužudęs mūsų prezidentą. Tik pagalvokite, kiek valandų, dienų, mėnesių įrašų jie turi. Velnioniškai gerai žinau, kad už tai, kas tose įrašuose užfiksuota, jis gali stoti prieš teismą. 93-aisiais Carlosas Marcelas paleidžiamas iš kalėjimo ir netrukus miršta, natūralia mirtimi. Yra tyrėjų, kurie nemano, kad Johno Kennedžio nužudymas sąmokslas. Paimkite šį jauną, charizmatišką, daug žadantį prezidentą ir 24 metų 12 kalibro šautuvų ginkluotą sociopatą Osvaldą. Nėra jokios pusiausvyros, reikia rasti kažką, kas padėtų atsverti Osvaldo pusėje ir įrodytų, kad jo mirtis nebuvo bergždžia ir atsitiktinė. Sąmokslo teorija čia puikiai tinka. Tačiau Waldronas ir kiti tyrinėtojai tiki, kad ateis diena ir šio sąmokslo įrodymai pagaliau išvys dienos šviesą. Manau, kad toje dar nepaviešintoje medžiagoje yra daugybė informacijos. Vien CŽV turi milijonus nepaviešintų įrašų. Aš manau, kad Johną Kennedy nužudė mafija ir liko nenubausta. Ir jeigu tai tiesa, pagalvokite, ką tai reiškia. Mafija nužudė prezidentą ir išsisuko.